jaukučiai ir gera. Galima ir pasvajoti. Apie kągi? Aš sapnavau tokį sapną. Ar norit, kad papasakočiau? Taip, norime. Aš jį netgi nupiešiau. Jis man buvo toks gražus. Labai norime išgirsti, apie ką sapnavai ir pamatyti piešinį. Sapnavau štai ką. Sapnauju miškelį, gražus miškelis. Uogų dygsta, grybų auga, o paukščių, kokių tenais nebūna. Štai, pažiūrėkite, kiekvienas gieda savo giesmelę. Aš taip pat sapnavau. Vaikščioju savo po sodą, uogos buvusios nusirpusios, obuoliai kriaušės dar tik benokstančios. Tik aš jų negavau paragauti, bet ir pažiūrėti buvo labai malonu. O spėkit, ką aš sapnavau? Nežinome. Aš dabar parodysiu, o jūs spėkit, ką aš sapnavau? Čiuožinėjai? Taip, sapnavau pirmąjį ledą, kur pačiūžomis. Trumpaitės pasikaustęs skraidžiau, grioveliais, upeliais. Ledas lygus, tik kai kur trata, dar nesustiprėjęs. O aš sapnavau tėvelius, broliukus ir sesutes. Sapnavau, kad mama minė mįsles, tėtė pynė krepšį, broliukai, sesutės ir aš klausėmės. Prisimenu vieną mįslę. Du bėga, du vegia. Kas? Ratai. Taip. Prisimenu dar vieną. Dvi sesutės per kalnelį nesueina. Kas? Akys. Taip. Oi, dar vieną prisimenu. Raudonas gaidelis po žemėmis miega. Kas? Burokėlis. Taip. O aš važinėjau pagirnis, svečiavausi, labai skanių valgių ragavau, kad ir dabar sotus. Na, o po to krėtėme įvairius pokštus, juokavome. Pavyzdžiui, dabar pasakysiu tokį pokštą. Kaip vardas, rankovė, kaip pavardė, įsimovė. Na, dabar pasakysiu tokį. Kaip tavo pavardė, kaip auksinė raidė, kaip tavo vardas, kaip auksinis kardas. Na, dabar pasakysiu tokią paskutinę. Kaip tavo pavardė, mano žila pabarzdė. Aš sapnavau, kaip su kiemo draugai šokau. Dar aš noriu ir su jumis pašokti, pažaisti. Prašau visų atsistokite, padarykite didelį ratelį. Mes pažaisime žaidimą garnys, garnys. Garnys, garnys, tu ilgas kojas. Garnys, garnys, tu ilgas kojas. Lėkčiau, kad galėčiau tokias kojas, kad galėčiau. Lėkčiau, kad galėčiau tokias kojas, kad galėčiau. Kaip garnys. Garnys, garnys, turi ilgus sparnus. Garnys, garnys, turi ilgus
Mane